Jūra, kuri supa mūsų pasaulį, savo gelmėse slepia daugybę paslapčių. Jūra veikia mūsų sausumos gyventojų gyvenimus, nepriklausomai nuo to, kur mes gyvename, įtakodama klimatą bei padėdama formuoti atmosferą, kurią mes kvėpuojame. Jūros ir gyvybės joje išsaugojimas yra svarbus tiek dabartiniams, tiek ir ateities kartoms. Jūra tiekia mums įvairių rūšių maistą bei mineralus ir palaiko gyvybę žemėje per amžius. Bet savo gelmėse jūra turi kai ką daugiau. Jis saugo savyje geresnės sveikatos ir ilgamžiškumo paslaptis. Tūkstančius mūsų žemės istorijos metų jūros sluoksnis po sluoksnio formavo koralinį smėlį. Kai koralai savo natūralaus ciklo metu miršta, ilgainiui jūra juos išsklaido ir kaupia jūros dugne. Jie per šimtmečius kaupėsi, kol virsta koralinio smėlio sankaupomis. Čia ir prasideda kompanijos Marine Coral istorija. Iš senovės jūros dugno į mūsų geriamo vandens stiklinę, į mūsų kūną. Krikštalinio švarumo vandenyse išilgai Japonijos Nansei archipelago yra salos, šiandien žinomos kaip Okinava. Šios salos yra didžiausių ir produktyviausių koralinių rifų buveinė pasaulyje. Pilnos gražiausių spalvų ir gausybės jūrinių gyvūnų rūšių. Okinavos salos yra senovinių koralinių rifų liekanos, sukurtos laiko ir susiformavusios į sausumos mases. Daugybė čia gyvenančių žmonių džiaugiasi puikia sveikata. Jie gyvena, žaidžia ir dirba prie jūros, džiaugdamiesi gausiomis jos dovanomis, dirbdami žemę ir valgydami savo užaugintą maistą. Šių žmonių tyrimai parodė, kad jie ne tik gyvena ilgiausiai pasaulyje, bet taip pat beveik neserga vėžiniais susirgimais, diabetu, artritu, širdies kraujagyslių sistemos ir kitomis degeneratyvinėmis ligomis. Atrodo, kad pastaruoju metu gyvenimo kokybė čia yra geresnė nei kur nors kitur žemėje. Okinavos ilgaamžių kaimuose yra daug gyventojų, vyresnių nei 80–115 metų. Dauguma jų džiaugiasi aktyviu ir pilnaverčiu gyvenimu, be neįgalumą sukeliančių ligų, būdingų daugumai bendruomenių visame pasaulyje. Tarp mūsų gyventojų žemiausias mirtingumas nuo vėžio ir širdies kraujagyslių ligų. Aš esu labai aktyvi ir sveika. Daugybė mokslininkų ir medikų buvo atvykę į mūsų salą, kad ištirtų šių žmonių sveikatos ir ilgamžiškumo paslaptis. Jie atrado, kad jų gerą sveikatą sąlygoja nenuolatinė mankšta ar sveika dieta. Didžioji dalis jų sveikatos priklauso nuo vandens, kurį jie geria. Vanduo, kurį geria salos gyventojai, yra kitoks nei randamas kurioje nors kitoje pasaulio vietoje. Lyjant lietui, lietaus vanduo prasisunkdamas per senovinių koralų nuosėdas, prisotinamas mineralais ir kitais elementais, tame tarpe kalciu ir magniu. Iki šių dienų visoje Okinavoje žmonės gali pasisemti savo geriamo vandens iš natūralių šaltinių, tokių kaip šis. Jų vanduo neapdorotas ir saugus vartojimui. Tai yra kalno dalis, koralinis rifas, rifų koralai, ir vanduo sunkiasi per jį. Šiandien daug namų Okinavoje turi vandens surinkimo sistemas su koralų filtrais ant savo stogų. Beveik visi Okinavoje, nepriklausomai nuo to, kur gyvena, geria vandenį, filtruotą per koralus. Kadangi koralinio vandens vertingumas buvo patvirtintas mokslininkų, Susumu Oehara norėjo surasti būdą, kaip padaryti šį vandenį prieinamą visiems pasaulyje. 1983 metais jo vizija ir idėja įgyvendinta. Paprastas popierinis maišelis pripildytas koralų smėlio. Jo novatoriškų pastangų dėka buvo įkurta kompanija Marine Coral ir milijonai žmonių visame pasaulyje mėgaujasi šiuo nuostabiu vandeniu. Jis sugalvojo šios puikius popierinius maišiukus, kuriuos mes naudojame tiek daug metų ir esame tuo labai patenkinti. Jis yra nuostabus. Šis išradimas yra nuostabus. Pirmą kartą istorijoje ir visame pasaulyje atidariau gamyklą koralinių produktų gamybai, kad pasidalinčiau jų naudą su visų likusių pasauliu, panaudodamas naujausius technologijų ir inžinerijos pasiekimus. Aš manau, kad galiu save laikyti šios srities pionieriumi.
Nuo pat pradžių Japonijos vyriausybė perėmė į savo rankas visą senųjų koralinių nuosėdų kasimo reguliavimą. Šis aplinką tausojantis procesas nepažeidžia naujų koralų augimo ir kompanijai Marine Coral bei kitoms koralų kompanijoms teikia žaliavą produkcijai, kuri gali būti gaminama pasauliniai visuomeniai. Rūpestingai atrinkusi iškastą žaliavą, kompanija Marine Coral perveža ją į savo gamyklą Takasakyje, Japonijoje. Čia jį naudoja nuosavybės teisę patentuotus valymo ir džiovinimo procesus, kurie daro ją išskirtinę tarp kitų koralinius produktus gaminančių kompanijų ir užtikrina, kad koralai yra švarūs ir gryni. Koralai turi būti išvalyti labai atsargiai tokiu būdu, kad koralų poros galėtų absorbuoti nešvarumus iš geriamo vandens. Po maždaug 20 metų trukusių tyrimų mokslininkai nustatė, kad nedidelis kiekis Okinavos koralo įdėto į beveik visus skysčius gali turėti ženklų poveikį žmogaus organizmui. Coral Mine fasuojamas patogiuose 1 gramo maišeliuose, kurias galima įdėti į 1,5 litro švaraus vandens. Vanduo yra viena svarbiausių maistinių medžiagų, atsakingų už žmogaus gyvybės palaikymą. 70% žmogaus kūno sudaro vanduo ir 90% kraujo – vanduo. Kraujas atsakingas už maistinių medžiagų pernešimą į kiekvieną gyvą ląstelę. Įprastomis sąlygomis vidutiniam žmogui reikia nuo 1,5 iki 3 litrų vandens per parą. Deja, pasaulio vandens tiekimas sparčiai blogėja dėl taršos, pesticidų ir rūgščiųjų lietų. Kenksmingi kūnų junginiai ir elementai, tokie kaip chloroformas, nitratai, kadmis ir aliuminis šiandien randami daugumoje vandens telkinių. Šie teršalai į vandenį patenka iš pramonės, žemės ūkio objektų ir kanalizacijos, vandens nutekėjimo sistemų ir savais keliais prasiskverbia į daugumos namų vandentiekio sistemas visame pasaulyje. Ši paprasta demonstracija parodo, kaip koralinis vanduo gali padėti apvalyti paprastą geriamą vandenį. Jūs galite gyventi zonoje, kurioje vanduo neturi arba turi labai mažai chloro ar jo junginių, bet kurio pH vis tiek yra žemas ir kurio rūgštingumo lygis yra aukštas. Žmogaus organizmui reikia vandens, kurio pH lygis yra aukštas, kad galėtų kovoti su ligomis ir įvairiais negalavimais. Keletas faktų įrodančių subalansuotų vandens svarbą. Esant pH rūgštingumo reikšmei lygiai 6,0 žūva krabai. Žuvis žūva, kai pH reikšmė lygi 3,0. Visa gyvybė žūva, kai pH lygi 2,5. Pažangiausi biochemikai ir medikai fiziologai pripažino tinkamą pH reikšmę bei rūgščių šarmų pusiausvyrą kaip svarbiausią subalansuoto ir sveiko kūno aspektą. Net dokumentai paskelbti Kinijoje 1596 metais siūlo naudoti iškastinius koralus kaip maisto papildą. Suakmenėjusių koralų elementų derinys pasižymi dideliu šarmingumu, kurio pH lygis yra beveik toks pat kaip žmogaus kraujo ir jūros vandens. Coral Mine taip pat neutralizuoja bet kokias vandenyje esančias šalutinės medžiagas ir prisotina jį mineralais bei kalciu, kurie dažniausiai yra pašalinami vandens valymo įrenginiuose. Coral Mine milteliais galima apdoroti netgi tokį vandenį, kuriame yra priemaišų, tokių kaip chloras, bakterijos, dumbliai, sunkieji metalai bei fluoro junginiai. Mes turime apsaugoti save nuo šių teršalų, gerdami optimaliai švarų geriamąjį vandenį, apdorotą koralų produktais Coral Mine. Dauguma žmonių supranta, kokį didžiulį pavojų sveikatai kelia chloras, esantis beveik visose komunalinėse vandens sistemose. Bet jie nesuvokia, kad pastarųjų metų tyrimai rodo, jog dar rimtesnis pavojus kyla, kai chloruotas vanduo yra pašildomas iki virimo temperatūros. Coral Mine gali būti naudojamas įvairiais būdais. Daugelis žmonių prieš virimą apdoroja vandentiekio vandenį Coral Mine. Vaisiai ir daržovės yra plaunami vandeniu su Coral Mine. Vanduo arbatai prieš verdant yra apdorojamas Coral Mine. Ir net ledo kubeliai yra gaminami iš vandens su Coral Mine. Šiandien milijonai žmonių visame pasaulyje kasdien naudoja šį nuostabų produktą. Coral Mine daro didžiulį teigiamą poveikį žmonių sveikatai. Žmonės iš daugelio šalių atranda Coral Mine gydomąsias savybės. Koralas taip pat buvo naudojamas kaulų rekonstrukcijai.
Tarptautinis koralinis klubas Coral Club International buvo įkurtas Toronto mieste, Kanadoje 1998 metais. Šios naujos sėkmės istorijos autorius Leonid Lap, kuris širdies gilumoje būdamas verslininku, taip pat yra tikras žmogus ir asmenybė. Jis svajoja, kad šių dviejų jėgų sujungimas galėtų būti daugeliu požiūrių naudinga žmonėms visame pasaulyje. Jo svajonė jau tapo realybė milijonams žmonių visame pasaulyje. Per pastaruosius 10 metų tūkstančiai žmonių visame pasaulyje prisijungia prie tarptautinio koralinio klubo Coral Club International. Šiuo metu bendrovė plėtoja verslą daugiau nei 20 šalių. Kasmet koralinis klubas, pasinaudodamas nuostabiomis Coral Mind savybėmis, padeda pagerinti sveikatą vis didesniam ir didesniam skaičiui žmonių. Ponas Leonid Lap toliau nenuilstamai dirba kiekvieną dieną, nes jam jo veikla yra daug daugiau nei paprastas darbas. Tai jo mėgstamiausia veikla, darbe jis visada kūrybingas. Jį įkvėpia naujos idėjos, naujos galimybės bei iššūkiai, kuriais jis motyvuoja savo kolegas. Leonid kartu su Susumu Uehara tiekia Coral Mind žmonėms visame pasaulyje. Su tvirtu įsitikinimu ir aistra jis nuolat skatina savo verslo partnerius tapti stipresniais ir atkakliai siekti savo tikslų. Leonid Lap kartu su savo draugais ir kolegomis sukūrė galingą tinklą žmonių, kurie susivienijo siekdami padaryti šį pasaulį gražesnį. Likimas mus suvedė. Aš pamačiau jame tvirtą įsitikinimą ir įsipareigojimą bei nuostabų suvokimą misijos skleisti visus koralų produktų privalumus ir gerąsias savybės visame pasaulyje, kiekviename jo kampelyje. Jis tiki manimi ir aš tikiu juo. Tai suteikia mūsų ryšių stiprumo. Noriu pastovumo, geros kokybės, gerų santykių ir visą tai aš gaunu iš Susumu Uehara. Dirbant kartu, Coral Mind tampa dominuojančių prekės ženklų ir mitybai skirto koralo šaltinių visame pasaulyje. Leonid Lap ir koralinis klubas sukūrė verslo modelį Coral Mind platinimui visame pasaulyje. Susumu Uehara ir kompanija Marine Coral buvo subtilaus koralo džiovinimo, šildymo ir sterilizavimo proceso pradininkai. Suvienijant jų pastangas, kokybiškas Coral Mind iš Okinavos pasieks kiekvieną pasaulio kampelį. Egzistuoja senovės Japonijos pranašystė, kuri sako, Okinavos jūroje bus surastas lobis, kuris suteiks palaimą visiems pasaulio žmonėms. Coral Mind mineralais prisotintas vanduo, kuris pagarbiai yra vadinamas vandenyno pienu, gali būti kaip tik tai, ko reikia jūsų kūnui. Jis padeda atstatyti jūsų organizme tinkamą pH pusiausvyrą, stiprina jūsų imuninę sistemą ir padeda jums gyventi energingą ir aktyvų gyvenimą. Aš manau ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad šis produktas priklauso žmonėms ir mes norime patiekti šį produktą kiekvienam. Mūsų vizija, informacija apie koralų produktų privalumus ir gerąsias savybes turi pasiekti kiekvieną žmogų šiame pasaulyje. Iš jūros dugno į tavo geriamojo vandens stiklinę, į tavo kūną. Coral Mind yra geriausias pasirinkimas geriamajam vandeniui. Gyvenimo ciklas tęsiasi su Coral Mind.